Sveiki bičiuliai, šiandien mes vėl turime istoriją jums, istorija numeris 3 apie žmogų, kuris yra susprogdinęs daugiau K20 motoro dėžių, negu Honda spėjo jų pagaminti. Labai greitas žmogus, labai nuodušio žmogus, labai fainas žmogus, labai gerai mokantis pasakoti ir perteikti savo emocijas žmogus. Labai, jau sakiau, greitas, jo, nes kažkaip greit šilo padangos šitai mašinai. Papasakos pats. Taigi, berniukai ir mergaitės, šiandien aš trasoje su žmogum, kuris yra... koks jumtas! Julius Kirmantas šiandien su manim Kačerginės trasoje, čia yra standartiniai stabdžiai. Aš jaučiau, kad nereikėjo šitų gerų padangų jums dėti, nes jums visiems užniešties. Ne, aš daug negulnysiu ant opos, aš tik tais daug akceleruosiu ir daug stabdysiu. Sportas įjungtas, gerai. Bet čia bėgiai patys mėtusi, ne? Mėtus automatas. O tai pačiam negalima? Gali mėtyt pats. Tai gerai. Juliu, jūs visi, jeigu esat pakankamai vyresni, atsimenat iš šio balto Civiko. Tu vien su Civikais ir lakstėjai, ne? Tu toks 2 litrų Civikėlių bičias. Viskas prasidėjo tai iš viso nuo CRX-ų, bet CRX-ai nelabai man sėkmingi buvo. Tai jo, paskui Civikėliai. Integrą turėjau. Jo, norėjau klausti, čia man atrodo yra Integros. Beje, Integra irgi buvo su Civiko varikliu K20. Buvau vienas pirmųjų Lietuvoje, gal koks 4. ar 5, kuris įdėjo Integrą K20. Nu čia va, kaip tik dabar su Kristijonu šnekėjom, tai čia visą savo istoriją ir prisiminimus papasakau. Ok, Integrai nepasisekė, Integra biški pasvilo. Ne biški. Nu, susvilo iki 0. Iki trėdės, iki kulno buvo. Jo, visiškai. Gramdėm nuo asfalto, realiai. Ir tu paskui atsisėdai į 7, man atrodo, iš karto? Jo, iš karto atsisėdu į 7 ir nes pagalvojau, nu kam daryti tą K20 svapą, jeigu tu gali tiesiog nusipirkti mašiną su tuo varikliu. Mes galim ir lėčiau važiuoti, viskas gerai. Aš žinau, kad tu gali. Man patinka. Jo, bet reikia palikti stabdžių draugams. Ne, viskas gerai. Ir tu atėjai tada iš mini žiedo, atėjai į Festlapą su Civikėliu ir, nežinau, man tai iš karto toks, čia 2 litrų Civikėlių, nu, realiai tai būdavo Civikėlių klasės lyderis. Iš karto lyderis, tau iš karto gerai sekėsi. Jo, man žiauriai gerai sekėsi. Čia vėl susijęs su ta mano degusia Integra. Mane tuo metu priglaudė Festlapas, galima taip sakyti, nes jau atgal į Lasvo renginius mane neįleido. Ir Festlapas buvo dar ne po Lasvo vėliava. Tai reiškia, kad jie taip augo. Neaugo, o jie norėdami pasipriešinti tai visai negerai sistemai, žodžiu, mane priėmė kaip tokį vargšelį, žinai. Okay. Ir aš pradėjau važiuoti 13 metais. Į pirmas varžybas nuvažiavom ten, atsimenu, pasiėmė daugiau merginų negu ratų. Ir gavosi taip, kad atvažiavau, aišku, su mini žiedo ten tom žiniom. Ir aš ten gavau į kaulus, atvažiavau paskutinis. Jo. Okay. Bet aš praėjau pro tą parkelį, pamačiau, kad chebrytė važiuoja visai su kitokiom padangom, negu aš galvau, kad mano yra geros. Ir sekančiose varžybose, man atrodo, jos vyko Estijoje, aš atvažiavau 3. Okay. O reikia paminėti, kad nebuvo klasių tada. Su visom Suprom, su visais Evolutionais ten. Ir aš kažkokiu būdu sugebėjau 3 atvažiuoti, nes ten buvo dar trasa tokia prilginta per motociklininkų trasą, ten buvo tokia žiauriai faina konfiguracija. Matomai, gal tiem galingiesiem nelabai tiko jinai. Žodžiu, aš atlėkiau 3 ir tai buvo pirmas ir vienintelis mano tų metų apdovanojimas. Ir aš beje gale sezono gavau apdovanojimą už metų naujovę. Tai buvo, atėjai normaliai. Man tai buvo po
tų sunkių metų, kai man ta mašina sudegė, man buvo tokia pagoda, kad žiūriu. Tai va, ir paskui 14 jau man pradėjo eiti. Bet aš 14, man atrodo, 1 ar 2 kartus variklį užkaliau čia va ant tą žoliuko. Ir viskas, Bet aš matau, kad man eina, aš jau lipu ant podiumo, viskas. Ten su kebliu mes buvom susikirtę žiauriai, tai man atrodo, tais metais keblis buvo 1, o aš jau į 2 vietą pakilau, ar į 3 gal vietą pakilau. Tai va, tai... Prilipo. O tu čia besilinktyniavę su kitokia mašina, Firantą kalbinau, sako, čia esu Porsche gavęs važiavę, taip toliau. Ar tu taip iššūkimas? Esu lenktyniavęs, bet tai tas ir buvo, žinai, Verstappen aš užaugau, jau mane pradėjo žinoti, nes 15 metais jau tapau čempionu. Ir jau pradėjo mane matyti, pastebėti ir mane pastebėjo Rimukas iš sparčios reklamos tuo metu. Sako, gal tu nori ilgose važiuoti su BMW? Man tai buvo tokiam, kaip žinai, jaunuoliui, tai buvo nerealus komplimentas ir aš sutikau. Ir mes nemažai metų su juo kartu dirbom. Pateko ir 1000 važiuoti, ir ilgų distancijų visą sezoną. Net ne vieną, man atrodo, 2 ar 3 sezonus pralėkėm. Aš su to BMW ir bulvėse buvau ir viską, bet iš esmės man gerai sekėsi su juo važiuoti, nes labai nustebau, bet pirmukas yra žiauriai geras kėbulas žiedui. Jo išsvirimas yra labai geras ir man labai patiko. Baldas truputį, ne? Jo, baldas. Ir tas dizeliukas, tas momentas, nes su dizeliu reikia paminėti, kad tas momentas žiauriai patiko. Fainai buvo, tikrai smagiai. Okay. Grįžtam prie Verstappen. Yra kokia nors kova arba akimirka Verstappen, kuri po šiai dienai yra ryški ir įsiminus? Gal kova pradžiai? Nes 2 litrų klasėje jūs kapodavote Sainašikai. Visi kapodavo. Man labiausiai įsiminę yra ne tai, kad viena kova, bet kovų serija su žmogum. Tai aš labiausiai gerbiu ir vertinu tas kovas ir tą draugystę vertinu. Aš iš viso, kaip aš atsiradau tam sporte, tai aš atsiradau per tą draugystę su mano bičiuliu Edvinu Mardosu. Ten irgi atskiros istorijos, jisai legendai yra. Esu į šitam posūkį iš apvertusios mašinos laukęs, jo. Taip. O aš buvau prieš tai savaitgalį apvertęs mašiną ir su alaus bokalu nuo kalniukų žiūrėjau. Ir irgi bėgau link tos mašinos. Tai va, žodžiu, tai va, tie metai būtent, kai tu trauki jį iš tos mašinos ir buvo va, tas kovų metai, kai jisai tik atėjo, žiauriai kietas bišas, mašina žiauriai, pagal tos standartus buvo labai kieta, realiai lygi mano arba dar net ir geresnė. Aš skaičiau jį net geresnių vairuotojų už save. Ir tos kovos, pavyzdžiui, čia va, prieš Mokuškę, aš jį esu pastatęs va taip va. Prieš ant kapos. Man to aš atsimenu. Ir aš lenkiau jį per geltoną, aišku, aš nemačiau tos geltonos, nes jisai man, įsivaizduokit, per visą lango plotą užima jo šikna, kaip sakyt, ir aš tos geltonos nepamačiau, bet aš jį vis tiek aplenkiau, bet ant tiek buvom karšti, kad jisai tai matė tą geltoną, jisai mane pėsti ir užkirto ir aš jį pastačiau tada ant taip skersta, kad aš jau įstumiau dureles jau. Okay. Va, taip, jo. Ir gavosi taip, kad jam dažniausiai po tų krešų, nes tai tikrai ne pirmas krešas ir ne vienintelis, kur būna krešas man su juo, bet aš dažniausiai nefinišuoju, jisai finišuoja, kažkaip geriau pasisekdavo. Tai va, tų kovų aš niekada gyvenime nepamiršiu, nes ta kova palėtė ne tik trasoje, ne tik žiūrovus, bet palėtė ir mūsų asmeninius gyvenimus. Mūsų draugų stovyklos atsiskyrė. Buvo draugai, kurie palaiko jį ir draugai, kurie palaiko mane iki tokio lygio. Seniau būdavom po vieną palapinę, bet mes pamatėm, kad čia mes jau ragučiais badomi, žinai. Tai net į atskiras palapinės ėjom tam, kad nesusijęst. Aišku, mes tą savo draugystę labai vertinom, bet trasoj, visko būdavo karštai, žinai. Ir metų nebaisiai daug jums buvo. Kaip? Ir metų nebaisiai daug buvo, tai... Jo, tai karštai buvom. Mes iš viso, mes nuo vaikystės pažįstam, mes ir rankinį kartu žaidę, tai mes istoriją žiauriai ilgą turim kartu su juo. Okay. Tai va, bet po šiai dienai šnekatės, tikiuosi? Jo, mes labai, žinai, gyvenimas tai padaro, kad tu rečiau su draugais susimatai, bet jisai vis
vis dar yra mano bičiulis, mes tikrai pasikalbam, pabendraujam. Okay. Ir tikrai yra apie ką kalbėtis. Okay. Tai čia yra kova, o pavyzdžiui, akimirką turi kažkokią iš savo lenktynių gyvenimo, kur prilipo? Vat atsiminsi visą gyvenimą? Daug jų buvo, žinok, labai sunku, žinai, pasakyti, kuri geriausia. Dabar, pirma mintis, kuri šovė, tai kai mes pas Lapą buvo etapas Estijoje, dabar dar viena mintis, tie gedimai, žinai. Pirmas reisas, sprogsta motoras, užsidega mašina. O, aš atsimenu tam. Tu ten jau ašarose beveik buvai kaip... Ne, nebuvau. Jau žinok, aš per daug turėjau išbandymų, gal ne tą kartą atsimenu. Okay. Jau tiek išbandymų, kad žinok, ir tų variklių sprogusių, kad jau tu tiesiog, jau imi normaliai į galvą. Tu visai, jūs K20 motorų populiacija Baltijos šalyse tikrai kokybiškai prašienavo. Tai K20, tai motorai, tai dar, man jie dar taip į sezoną vieną skaičiuodavo, bet dėžės, tai mane keikdavo. Tik atvažiuoja pas, buvo čia Lietuvoje keli ardytojai, kurie ardė tos civikus. Tai tik atvažiuoja iš karto, dėžė yra, imu, be klausimų, be nieko. Visos dėžės buvo pas mane. Kai man reikėjo parduoti, o dabar aš parduodu tą civiką, be irgi kebliui, tai ten tų dėžių... Da vaikam užteks. Neišrinktų turbūt gal kokios 8 ir dar dėžėse, dar kokios, nežinau, 5 gal. Okay. Tai bet mintis prieš tai, kokia buvo čia apie naikinimą, primink. Apie... Akimirką, kurį labiausiai įsimenu. Tai susprogdinom tą motorą, degė mašiną, bet ant tiek faina chebra buvo, nes tokį idėjinį važiuodavo gerai praleist laiką, žinai. Ir pasirodo, pasitaikė labai gerų specialistų. Tai jie per 2 valandas pakeitė variklį ir sutaisė provodkę, nes degė. Ir aš po 2 valandų jau... Stovėjai startą? Ne startą, bet jau išbandinėjau mašiną, nes startas buvo biškį vėliau. Įsileidžiam. Norėčiau šiam ant šitos pasėdėti, žinok. Šiaip gerai stovi padangos. Taip, biturai stovi. Sakau, čia šitus uždėjo. Aš pasakiau, ką mes darysim. Mums šitas padangas ir uždėjo. Sako, čia minutė 14 lėksit, bet aš nebūtinai noriu išsiaiškinti, ar tai tiesa. Čia pirmas dalykas, ką reikėtų daryti, tai stabdžių sistemą patvarkyti, stabdžių skystį pakeisti, diskus, nes čia BMW lyga, jie visą laiką pradeda mušti. Sorry, čia mes su BMW važiuojam, bet esmė... Čia ir dabar. Čia viskas gerai. Nu tai va, grįžtam prie temos. Klausk toliau. Emocija, dar kokia. Aš šiaip matau, kad tu važiuoji, kad tu paskutinį kartą Kačalgį važiuoji. Vieną laiką pusę trasos važiuoji. Aš ne taip ir senai, žinok, važiavau. Aš karts nuo karto išlendu. Ir, pavyzdžiui, aš praeitais metais dalyvau vienam etape, beje, su civiku. Ir čia mes, su kebliu mes žiauriai gerai sueinam. Sėdim su kebliu kubile ir sako, davai važiuok, donkėsi. Aišku, ten tikrai nebuvom labai blaivus, žinai. Ne, davai. Bet sakau, jeigu tu man rytoj parašai, blaivas, tada važiuojam. Ir jisai man paraš, važiuojam. Bet sakau, žiūrėk, sutarėm taip. Aš esu visas jau, kaip sakyt, surūdėjęs, man reikia prasijudinti. Tai aš nežinau, kiek mes čia tų ratų prasukom su tuo cveku. Daug. Mes visą dieną čia brūžinom ir paskui ir Latvijai brūžinom. Ir aš pradėjau, beje, aš čia savo asmeninį rekordą pagerinau. Asfaltas padeda, ne? Padeda. Ir lygumas padeda. Pavyzdžiui, tas šulinukas, kur tu sakei, Firantas vis dar jo vengia. Tai jau dabar ne, jau per viršų važiavo. Aš jau žinau, kad jo galima važiuoti. Okay. Aišku, šitos dangos dar nesu matęs. Nu, čia šviežia. Jau gaudausi. Džiugina. Jo, aš galiu važiuoti. Bet tu buvai, autosporto tokį pilnai nemetei, kai baigėsi Vestapas. Tu buvai išėjęs į bagius. Aš vis dar esu išėjęs. Vis dar, ne? O ten džiugina, nedžiugina? Džiugina ir kartu nedžiugina. Džiugina tai, kad tai yra nauja disciplina, labai įdomi disciplina, nes tai yra iš esmės ralio elementai, ralio motyvai kažkokie. Tai yra toks kaip, daug kas sako, pensininkų sportas, kur turi daugiau įjung galvą, o ne važiuoti ant ribos, žinai.
ir dažnai su įjungus stipriai protą tu gali užimti pirmą vietą, nes Strateguoti reikia. ypatingai tu gerai turėtum tą žinoti, nes stipriai tą gilinais. O nedžiugina tai, kad tai yra labai brangus sportas ir tai yra brangesnis. Man, lyginant su mano Civiku, tarkim, mane su žiedu, tai man tai yra daug brangesnis sportas, nes viskas daug greičiau dyla. Net batai, kurios nusiperki naujus, jie net sudyla. Jie taip būna išsimozoja, kad, žodžiu, nieko iš jų nelieka. Bet tau nebuvo to momentų, kaip pasakyti, sako, žinai, yra asfaltiniai bičiai ir yra, žinai, žvyriniai bičiai. Ir labai retu atveju jie miksuojasi. Dar žvyriniai kartais ateina į asfaltą. Aš visą laiką mėgdavau slydimą. Aš atėjęs iš slalomų, tai ten, ten nedaug to slydimo, bet vis tiek mokindavaisi ten užsistatyti, užsimesti, žinai. Ir aš be žiedo dalyvaudavau visokiuose, aš vadinu, nesąmonėse. Kokiuose, žinai, į Winter Games susvarydavau, žiemos trekai man labai patikdavo. Paskui ir tebėje, po šiai dieną išvarau, aš, pavyzdžiui, jau weekendą varau. Ok, bet tai klausyk, mėgsti slyst, kodėl FVD mašina tada, kodėl Honda? Va čia buvo slalomų įtaka. Slalomai? Jo, čia buvo slalomų įtaka. Aš pripratau, išmokau apie tą automobilį daug, beje, mano visa aplinka tik tai su Hondom dirbo, nes kai aš vėliau atėjau į tą sportą negu mano draugai, tai aš labai daug iš jų išmokau ir daug iš jų pasiėmiau informacijų, žinai. Tai man, natūraliai taip gavosi, kad... Taip, į Honda Hebra su BMW neatvažiuosi. Iš esmės taip, tau jie nelabai padės, techniškai, žinai. Tai va, tai... Plius patinka man tos, aš toks JDM-o berniukas, aš peržiūrės ten tos visus serialus, žinai, kur, aišku, ten driftas gal daugiau. Initial D visokius. Jo, bet ir tuos Tug Warsus, žinai, man ten vaikui tai buvo kažkas tokio, žinai. Ok. Tavo vaikai važiuoja? Tu turi vaikų, ne? Aš turiu 2 vaikus, vienas mažiukas, tai va tas turbūt gal ir važiuos, o kitas yra bandęs su kartingais, bet jam turbūt nesužavėjo taip. Nes aš atsimenu save, ne, kaip aš norėjau, kai aš ten galėdavau, nežinau, draskytis, rodyti savo tą norą, kad aš noriu važiuoti, aš važiuosiu, aš darysiu viską, kad važiuočiau. Tai mano tas vaikas to nedaro. Ir sakiau, aš nepajudinsiu piršto, kol aš nepamatysiu to norą. Ok, tai va, čia Filanto 1:1. Ne? Jo, čia panašu, kad praskiedžia mamos tos gerus genus, biški vis tik praskiedžia. Sorry, mamos, jūsų reikia, bet tuos aršius genus motorsporto jis vis tik praskiedžia. Jie aršumo turi, tu patikėk, bet aršumą tu gali kitur panaudoti gyvenime. Čia, žinai, lenktynės, kaip sakyt, kiti tėvai džiaugiasi, o mano vaikas pradėjo kartingose važiuoti. Aš sakau, good luck. Užjaučiu, nes jeigu tu neuždirbi tos sumos, greičiausiai tu aukščiau negu kartingas neišeis. Arba išeisi, vadinkim, aš vadinu taip, jeigu tu važiuoji su kartingu, tai tavo sekantis laiptelis yra formulėje kiek? 4 ar 3? Kokia ten? Teoriškai. Teoriškai, ne? Ja. Tai skaitau, jeigu tu sėdi į automobilį, tai jau nėra laiptelis aukštyn. Tai yra toks... Čia toks... Bet Stapenas su tavim dabar pasiginčytų, žinai. Bet... Ne, bet tai palauk, nes Stapenas pirmą nuėjo visus laiptelius, paskui jisai pasivat kaip aš. Aš važiuoju, weekendai jisai važiuoja 24 valandų lenktynėse. Čia vat, jeigu mastelių paimtum, tai lygiai tas pats. Daugmaž faktiškai plius minus, žinai. Paklausi jo kitą, kad kai pamatysi, žinai, jisai taip pat galvoja. Jau skelsi per makuškę stato. Nestatau, aš jau skelsiu. Aš net stabdžių nespaudžiu, įsivaizduokit, aš jau taip saugau, aš net gazą 20%. Tik tai spaudžiu, leistų aš čia pabandyčiau, kaip tas BMW'as važiuoja. Ačiū, kasko čia negalioja. Klausyk, jeigu dabar, tu Civiką pardavai kabliui, sakė, ne? Jo. Tu dabar bagį tik turi. Jeigu tu dabar pradėjinėtum savo lenktyniavimo karjerą, kokią mašiną rinktumės? Atsidarai autogidą, ne? Ką susivestum? Labai priklauso nuo asmenybės. Tu. Aš? Taip. Ne, tai aš žinau, dar kartais pasvajoju, kad grįšiu. Ai,
Bet mano greičiausiai, taip, vadinkim taip, jėgainė greičiausiai bus K20 vėl, nes man tie 2 litrai patiko ir aš vėlgi čia greičiausiai nostalgija groja. Tai Honda padarė geresnio Bet motorą? kėbulas tikrai nebus Hondos. Ne Hondos. Tikrai ne Hondos. Ok. Ir aš... Čia jau intriga. Tokią svajonę. Bet dabar pasakysiu, tai visi sužinos ir visi paskui darys ir jeigu padarys, tada man bus... Bet tai gerai, ne vienas darysi, bus lengviau. Aš jau pakankamai daug pažinčių turiu, kad galiu ir pirmas tą padaryti. Greičiausiai nebūsiu pirmas. Tai K20 ir Kaimanas. Kaimanas K20. Įdomai skamba, ne? Atmo? Yes, sir. Atmo. Nu, į 2 litrų klasę. Nu, bet čia, ta prasme, pirmas Kaimanas. At 7-18. Aš nesigaudau tarp jų, ten kažkur nuo 13 metų jis eina. Nu, tai jo, ten iš pirmus. Aš irgi tiek nesigaudau. Aš žinau, kad yra Kaimanas ir tada tas gražus. Tai va tas gražus. Ok. Nu, iškart. Tai va tas gražus. Tai tipo, kad būtų RVD. O yra tokia mašina, kas nors pagaminės yra, ar ne? Nežinau, Amerikai gal ir yra. Nes Amerikoje viską keičia į K20 ten. Nu, ok. Tai va, tai palikčiau dėžę. Nu, realiai viską palikčiau. Ir tik K20 plium. Bet jeigu būtų klasė. Kad būtų. Okay, jeigu būtų klasė. Tai mums reikia Kaimano motorų. Tu žinai, kur visi reikia motorų vienaip ar kitaip. K20? Jo. Tai dabar jau būtų kitaip, greičiausiai pirktum naują, kad išvengtų... Iš dėžės tipo? Arba iš dėžės, arba jau aftermarketą kažkokį. Ok. Jau, žinai... Jo, šitas įdomesnis. Įdomesnis. Vėl, nu, žinai, jeigu nebūtų klasės, tai vėl. Grįšiu tik tada, jeigu bus man įdomu, žinai. Ir galima konstruoti, ne? Ir galima konstruoti. Aš mėgstu konstruoti. Aš nesenai savo supratau, kad aš mėgstu konstruoti. Ir tą patį bagį aš daugiau konstruoju, negu važiuoju. Čia visi žvengia, žinai, bet žinau, gyvenimas taip priveda. Ir šeima priveda, ir tos pajamos. Ir aš, pavyzdžiui, jau paprastai daryti jau nemoku ir nenoriu. Jau aš noriu daryti taip, kad mane žavėtų, žinai. Tai norisi tą kažkokį standartą pavyt ir būti jame. Tai va. Prie gero priprantama, sako. Žinom, tai čia faktas. Tai kitaip tu neprogresuosi, jeigu tu, žinai, eisi žingsneliai žemyn, laipteliais. Ok. Žiūrėjom, gegužės 23 aš darau Vituro autoreivą, ne? Poškus mane įvėlė atgal į Žiedėlės. Ir man reikia patarimų. O tai pala, Poškus važiuos? Poškus bus. Ta prasme, bus ar važiuos? Ir važiuos. Ir dar, ta prasme, aš Poškui paskambinau, sakau, žiūrėk, nu, jaučiu, kad darysiu. Poškus, gerai, kada? Sakau, turbūt gegužės 23. Gerai, skambinu kabliui. Matai, žinai. Kam skambina? Kabliui. Savo antlai pusiai. Tiksliai prisigablys. Nes kablys čia 2 kabliai yra. Yra keblys, yra kablys. Net į keblį irgi kablių. Geras, fain. Bet, žinai, man aš Festlapo viduj buvau pakankamai ilgai ir aš ir 1000 padėjau organizuoti ir taip toliau, bet man reikia patarimų. Kaip tu manai, kas buvo esminis faktorius, kuris darė Festlapą tokiu, koks Festlapas buvo, ne? Kad buvo smagu, fainai, nors ir dužydavot vieni kitiem vidurės ir pykdavot ir negalėdavot būti vienoj palapiniai, bet visiems būdavo fainai. Aš nesenai išsigryninau tą mintį ir jau tau sakiau telefonu ir beje su Kristijonu lygiai tą patį šnekėjau. Nieks galbūt man taip, žinai, 100% nepaporina, kad jo, tu esi teisus, čia yra sėkmės formulė ir taip toliau. Bet aš vis dar galvoju, kad kapas yra gerai, jo, įdomu, bet mano nuomonė Festlapo sėkmės istorija yra būtent tas konstravimas, parodymas, ką sukonstravai ir underdogai, kai aplenkia tuos galingesnius. Kirantas yra geriausias to pavyzdys, kaip ten, žinai, visokios Evoliuškės ir Subarikus su savo S2000 atmosferą
tie video yra legendiniai, kaip jis juos išmaudo, ne? Nu, tai va tas turbūt ir veždavo. Žinai, kad kapai yra gerai, jie turi būti, bet ir turi būti tos klasės, kur jos yra mažiau ribotos. Tada, mano nuomonė, va tie garažiniai, foruminiai, jie bus įdomu grįžti. Ja. To biškai neprofesionalumo gal reikia, žinai, kad jie galėtų, kad jie nebijotų, kad jie nejaustų to barjero ateiti į tą ir, tarkim, nu, va, nes daug kas nesupranta, kaip reikia tas mašinas daryti, ne, jeigu jie nori jas daryti. Tai jie atėję, jie ten susižvejos, žinai. Ir kad jiem nebūtų baisu parodyti tai, ką jie sukūrė, nes realiai tai kaip menas yra, žinai. Nu, jo, čia įdomus tai požiūris. Aš tave skatinu, žinai, ne 100% gal šitą priimt, bet fragmentų turėtų būti, aš manau. Nežinai, mes dabar darysim vieną renginį, atsakiau, gegužės 23, bet aš dažniausiai nedarau trumpalaikių planų, žinai, jeigu vėliuosi, tai kaip ir turiu aš manau, kad tau bus viskas gerai. Į priekį, tai vat, bet, žinai, reikia žinot, ko publika nori, nes, žinai, vienaip ar kitaip publika muziką užsako. Tai publika yra, pas tave dvi pusės publikos, yra žiūrovai ir yra dalyviai. Aišku, vieni nuo kitų labai priklauso. Jo, bet pirmą turi atsirasti dalyvių, kad atsirastų žiūrovų, žinai. Tai turi atsirasti įdomi kova. Ir tarp neligumo atsiranda įdomių kovų. Taip, ten kartais vienas nuvažiuoja, ten pusę trasos į priekį. Bet vat, atsiranda toks, va, kaip aš su Edvinu arba su Karoliu, kurie lupasi taip, kad jo papa, arba kaip buvo, atsimeni, Sakalauskas su Neverdausku, kai kapodavos, tai ten kraujai taškydavosi. Tai va, žmonės to ir susirenka žiūrėti, nes ko žiūrovui reikia? Reikia geros kovos, reikia avarijų ir let's go. Ar neteisingai? Aš nežinau, žinai, aš vienintelis ko bijau, kad mes ateinam, žinai, su savo įsivaizdavimu ir kad, žinai, o žiūrovas jau jaunesnis, kai kuris 10 metų jaunesnis. Žinok, nesvarbu, kokį jaunumo žiūrovas, kraujas visada patiks. Sakai? Aš manau. Nu, Drive to Survive tą iš esmės įrodo. Taip. Okay. Tik tais man patiko to momentas, kad jo, mes jau reikia pripažinti ir savo, svarbiausiai savo, kad jau mes nesam tie jaunuoliai, žinai. Ir iš tikrųjų žmonės yra, nu, apie jaunesnius kalbam, yra kitokie negu mes. Ir ypatingai čia gal iš vairuotojų pusės, kad taip, jiems kitokie dalykai patinka. Galbūt jiems mažiau patinka tos varžtelius sukinėti. Gal jiems patinka geriau susimokėti komandai ir nesugalvos ir tiesiog važiuoti, žinai. Tai, na, bet čia, žinai, čia toks atviras. Visokių yra, visokių reikia, bet, taip, žinai, matyt, pradžiai reikia, kad visi atsirastume trasoj. Žinai, kad visi iškart neatsiras. Čia tai faktas, žinai, bet jeigu čia bus žiauriai smagu, tai aš tau pažadu, kad aš po kokių 2-3 metų atsiras. Žinant tave, tai 2-3 mėnesių. Ne. Man, kaip ir sakiau, žinok, dabartinė situacija keičia šiek tiek ir tos planus, to laiko visą laiką trūksta, tiesiog dėl laiko trūkimo. Žinai, būčiau vienas, tai jo, gal ir po 3 mėnesių grįžtum, bet aš nesu vienas, turi, žinai, ir apie kitus galvoti. Šiuo metu tavo žmona žiūri šitą videką ir labai prakaituoja, nes žino, kad tu gali. Mano žmona yra nuostabus žmogus, jinai šiaip yra labai moteriška, labai jautri ir jinai žvengia, sako, kodėl man Dievas davė 3 vyrus, nes, nu, jos tą moteriškumą turbūt reikia atsverti, žinai. Tiek reikia vyrų, kad atsverti jos moteriškumą. Bet man labai patinka, kad jinai tą supranta ir tą skatina. Jinai viena iš nedaugelio, kuri supranta, kad sportas, nors tai yra visiškas pinigų taškymas, atneša labai daug gerų dalykų. Ir ypatingai, bet kad ir šitam amžiui, jau tas gyvenimas toks nuobodesnis darosi, ne? Tai jeigu aš nebūčiau važiavęs tam paslapti, tu, Linai, apie mane net nežinotum, tu manęs net nepasikviestum. Tai yra viso to užkurto vakarėlio vis dar, kaip sakyt, likučiais. Pasekmė, jau. Pasekmė. Tai yra nuostabus dalykas. Kiek atsiranda draugų, kiek žmonių, kuriuos tu eini gatvėje, nesvarbu, kur susipažįsti, o, labas, atrodo, kad ten
vakar, žinai, būtum išsiskyręs, nors ten nematėjai, o 10 metų. Ne, yra nuostabus jausmas. Aš sakau, kad, žinai, vyro gyvenime yra amžius, kuriame jisai turi prigeneruoti istorijų savo anūkams. Ir geriausiai tos istorijos generuojasi, kai tau 2-3. Nes kai tau kempiam, tai tos istorijos būna jo, sunkesnės visokios, žinai. Tai čia yra būtina. Ok, tai tavo patarimą aš supratau, Porsche su Hondos motoru supratau. Ar mums liks stabdžių šiandienos Aš stabdžių veik nenaudoju, tėvai. Aš Čia kuro gali nelikt, bet stabdžių aš... Mes su pilnu baku atvažiavam do Ringaudų. Tu pažiūrėk, pusę bakelio paliksim. Tau tik tais namo gal Man iki Ringaudų, tik kad svarbu užtektų, žinai, viskas gerai. Ok. Bet šiaip smagiai važiuoju, ypatingai garsas labai gražus. Geras BMWjotas. Geras. BMWjota. Jo, BMWjota. Va, čia panaudoju stabdžiuką biškį. 3 vietose. Aš žinau, kad su visais jumis tai bus, kad jūs greitėsit ir juntamai, nes tau vis dar čia yra lėtai, aš įsivaizduoju. Ta prasme, čia tėvai, aš nežinau. Čia yra aš pats save prigaunu, kaip aš numetu ranką nuo vairo, nes aš, žinai, vos ne kaip gatvėj. Tai... Aš tikiuosi, tu gatvėj taip nevairuoju. Ne, aš nevairuoju, bet ranką numetu gatvėj nuo vairo vieną. Tai čia, žinai, aš vis primenu, kad ją reikia uždėti atgal. Ok, tai labai smagu tave pamatyti, iš tiesų jau žantų skauda. Va tokį aš tave ir atsimenu, kad, žinai, visada šypsena veide. Labai ačiū, kad pakeitė. Šiaip, didelė garbė ir tikrai smagu grįžti, kaip sakyti, iš tos pensijos vėl į tos prisiminimus. Tikrai nerealus jausmas ir ačiū tau. Kvieskit dažniau, eisiu visada kalbėsiu. Kvietimas, gegužės 23. Gegužės 23. Nebūsiu, žinok, iškart sakau. Nepyk, bet išvažiuoju. Nu nieko, padarysim daugiau tų lenktynių ir viskas bus gerai. Bet tikrai apsilankysiu kažkur. Aš kažkaip nuojauta, kad grįšiu tu dar į kombinezoną tikrai. Kad į kombinezoną grįšiu? Ant asfalto ar grįšiu? Va čia. Linai, kažkur vakarėlį grįšiu. Ir gal net ne vienas, gal su sūnum grįšiu. Challenge arba gal tik sūnus grįš. Būsiu tik kaip mokytas. Challenge accepted. Gerai. Aš sakau tau ačiū, kad ačiū tau. Atvarė ir kad supras sveika.